Meditacinė praktika – atsakomybės našta. Šios meditacijos metu vyraujančios energijos susideda tik iš 100 dalių visatiškosios meilės ir šviesos. Ši energija globos ir saugos mus bei meditacinį kanalą visos šios meditacijos metu. Meditacijos metu nevairuok ir nedirbk jokių darbų, reikalaujančių susikaupimo. Pasistenk patalpoje būti vienas. Šios meditacijos metu pasitelksime mums visiems gamtos duotą gebėjimą įsivaizduoti. Jei gebi matyti vaizdinius, naudokis šiuo instrumentu. Meditacijos metu girdėsi mano balsą. Vadovaukis sakomu tekstu. Atsisėsk tiesia nugara. Užsimerk ir pradėk stebėti savo kvėpavimą. Kvėpuok giliai, ramiai ir tolygiai. Iškvėpdamas atsipalaiduok. Paleisk ir išlaisvink visą įtampą, fizinę ir protinę. Leisk kvėpavimui išplauti vidinę erdvę, išlaisvinti visas įtampas. Tarsi atsekti jas ir paleisti kaip helio pripildytus balionus. Giliai įkvėpk iš žemės ir iškvėpk atgal į žemę. Kvėpuok giliai, laisvai, atpalaiduojančiai. Įsitaisyk patogiai. Gali gulėti, jei meditacijos metu neužmiegi. Rankas lengvai laikyk ant kelių arba prie šonų. Nekryžiuok nei rankų, nei kojų, išskyrus jei sėdi lotosu. Atpalaiduok visą įtampą kūne, ypač pilvo srityje, kakle, ant veido. Gali iškvėpti šiek tiek pravėręs burną, tai padės greičiau atsipalaiduoti ir atpalaiduoti žandikaulius, nes čia būna daugiausiai įtampos. Lėtai, lengvai ir sklandžiai įeik į ramią meditacinę, visiško atsipalaidavimo būseną. Giliai ir ramiai įkvėpk ir atsipalaidavęs ilgai ir pilnai iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Esi ramus, atsipalaidavęs, tavęs netrikdo jokie garsai. Jei ateina mintis, paleisk ją, palydėdamas pažadu, kad apie tai pagalvosi po meditacijos. Toliau kvėpuok ramiai, be jokių ypatingų pastangų. Šiandien tu dirbi pats su savimi, vedinas mano balso. Tuose energijos rautuose, kurie tekės meditacijos metu. Gali įsivaizduoti, kad klausaisi radijo pjesės ir tuo pat metu ketini atlikti tai, ko prašo mano balsas. Iškvėpdamas šiek tiek praverk burną, atpalaiduok ir nuleisk žandikaulį. Tarsi duotum pasąmonei komandą eiti į dar gilesnį atsipalaidavimą. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Kvėpuodamas stebėk savo jausmus, buvimo čia ir dabar būseną. Tai padeda atsipalaiduoti dar giliau ir palaipsniui pereiti į meditacinę sąmonės būseną. Galbūt girdi aplinkos garsus, tačiau jie tavęs netrikdo, nejaudina. Jie tik padeda dar labiau atsipalaiduoti ir nugrimsti dar giliau. Visas tavo kūnas atsipalaidavęs, protas nurimęs. Ir tu leidi mano balsui vadovauti tau šiame procese ir vesti tave tolyn į meditaciją. Visus dalykus, užduotis, mintis,
viską atidėjai vėlesniam laikui. Visa, kas galėtų blaškyti, išnyko. Išėjo už tavo realybės, už tavo erdvės ribų. Tau liko tik viena užduotis – būti šioje akimirkoje, atsipalaiduoti ir stebėti. Dabar tau reikės pasitelkti savo gebėjimą įsivaizduoti. Arba tiesiog priešai save nupiešti tai, ką paprašysiu. Jei nepavyks įsivaizduoti arba nupiešti, tiesiog žinok, kad tai, ko paprašysiu, yra, tik kol kas dar nėra matoma. Arba juntama. Kvėpuok ramiai, tolygiai, stebėk savo kvėpavimą. Noriu, kad įsivaizduotum arba savo vidinėme ekrane nupieštum nešalį ant pečių, arba kuprinę, arba krepšį, o gal maišą. Tai gali būti bet koks nešulio vaizdas, bet jis būtinai yra ant tavo pečių. Šis nešulys dabar atspindi visą tavo šiuo metu prisiimtą atsakomybės naštą. Šis nešulys tai tavo šiuo metu nešama atsakomybė. Tai atsakomybė, kurią už kitus esi prisiėmęs savo. Pajusk pečius, sprandą. Pajusk, koks jis, šis nešulys. Didelis ar nelabai didelis. Sunkus, o gal lengvas. Koks jo tūris, koks jo pavidalas. Tu šį nešulį matai arba tiesiog jauti, o jei negali matyti ir jausti, tai tiesiog įsivaizduok tą nešulį ant savo pečių. Atkreip dėmesį į tai, koks jis tau. Didelis ir nepatogus, ar atvirkščiai mažas ir patogus. Koks jis tau, šis nešulys? Dabar įsivaizduok, kad nusiimi šį nešulį ir padedi jį priešais save. Ir atidarai jį. Kas jame, šiame nešulyje? Ar jame yra tik tavo asmeninės šio gyvenimo užduotis ir atsakomybės? Ar taip pat yra ir už kitus žmonės prisiimtų atsakomybių ir įsipareigojimų? Jei matai arba jauti, kad jame yra daugiau ne vien tavo asmeninė atsakomybė, tuomet įsivaizduok, kaip šis nešulys dabar atsidaro. Ir kad jo viduje yra gal kažkokie akmenukai, gal siuntinukai, luitai, ryšuliai, bet kas tavo vaizduotėje arba įsivaizdavime gali pripildyti šį nešulį. Tinka bet koks įvaizdis. Kartu tai ir žinojimas ir suvokimas, kad kažkieno kito atsakomybė apsunkina tavo kelią iš vienos pusės ir iš kitos pusės atima iš to kito žmogaus jėgas susidoroti su tuo, kas yra jo kelyje ir už ką jis yra pats atsakingas. Tai tarsi nepasitikėjimas tuo žmogumi, kad jis negali susitvarkyti su viskuo pats. Tarsi sakytum jam, aš paimu tavo įsipareigojimus ir tavo užduotis, nes netikiu tavimi, nepasitikiu, kad tu gali susitvarkyti pats. Ir dabar įsivaizduok arba pajusk, arba tiesiog žinok, kad iš šio nešulio įvairių paketų pavidalų, svetimos atsakomybės ir energijos fragmentai išsilaisvina ir pradeda skristi į ten, iš kur jie atsirado, kam priklauso. Tai yra tiems žmonėms, už kuriuos ir iš kurių tu prisiėmei atsakomybę.
Stebėk, kaip vyksta šis grąžinimo procesas. Stebėk, kaip energija daiktų pavidalu ilgą laiką buvusi tavyje ir tave varžžiusi, spaudusi ir sunkinusi, dabar grįžta jo savininkams. Vienas po kito paketai, luitai, akmenukai, gal dar kažkokios formos palieka tą nešulį, krepšį, kuprinę. Ir vykstant šiam grąžinimo procesui, ištark šios žodžius mintyse arba garsiai, kaip tau patogiau. Aš ilgą laiką nešiojau šią jūsų visų atsakomybės naštą, bet jie apsunkina mano kelią. Su meilė ir dėkingumu grąžinu kiekvienam jūsų atsakomybę. Tai jūsų atsakomybė ir jūsų stiprybė. Aš neturiu teisės jų iš jūsų atimti. Ir visai nesvarbu, ar matai, ar jauti, kam grįžta ši atsakomybės energija. Tiesiog stebėk, kaip ši energija palieka tavo nešulį. Įvairių ritinėlių, paketų, maišelių, akmenukų, luitų ar bet kokiu kitu pavidalu. Jausk, kaip visa tai palieka tavo nešulį. Išeinančios iš tavęs energijos yra visiškai saugios. Praeidamos per tavo auros išorinį apvalkalą, tarsi kaip per auksinį filtrą, šios energijos yra išvalomos ir sugrąžinamos kitiems asmenims etaloninės kokybės. Palydėk šį procesą giliais, ilgais iškvėpimais, tarsi stiprintum tą išeinantį srautą. Tu dabar grąžini kažkieno atsakomybę, kažkieno jėgas, kažkieno užduotis. Tai jų užduotis, tai jų energija, tai jų stiprybė. Jie neturi nieko bendra su tavimi. Tu neturi eikvoti savo energijos, kad jas išlaikytum savo lauke. Visa tai grąžinama tam, kam priklauso. Paketai, ritinėliai ar kažkokie kiti daiktų pavidalu toliau skrieja iš nešulio arba kuprinės tol, kol neapima jausmas, kad joje lieka tik tavo asmeninė atsakomybė, lieka tik tavo daiktai. Ir tu jauti arba matai, arba tiesiog žinai, kad tai yra patogi tavo asmeninės atsakomybės našta. Tavo nešulyje nebeliko nieko svetimo, tik tai, kas sava ir pažįstama. Šiam procesui įsibėgėjant tu vis labiau suvoki ir tiki, kad šie žmonės patys susidoro su savo atsakomybė ir kad tai juos tik sustiprins, suteiks jiems daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau savigarbos, daugiau motyvacijos veikti ir siekti tikslų. Šis energijų grąžinimo procesas vyksta automatiškai. Nors nėra būtina, tačiau tu netgi gali pamatyti arba pajausti, kam grąžini šią atsakomybę. Arba tiesiog gali ateiti mintis, pranešanti tau to asmens vardą. Bet gali to ir nebūti, gali to ir nepamatyti, nepajausti, nesužinoti. Tai visiškai nesvarbu. Stebėk procesą tol, kol iš nešulio išskris visi svetimos energijos paketai. Stebėk, kaip pamažu, o gal greitai keičiasi nešulys. Ar jis lengvėja, mažėja jo apimtis. Jis bliūkšta tiesiog čia ir dabar. Šio nešulio vaizdas dabar atspindi tavo energetinę situaciją vizualių vaizdų pavidalu. Stebėk, kaip keičiasi tavo pojūčiai. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Užfiksuok savyje šį pojūtį.
dabar paklausk savęs, ar buvo akimirka, kai aš atsisakiau kokios nors savo asmeninės atsakomybės? Ar gali būti, kad dalį savo užduočių užkroviau kažkam kitam, nes man tai buvo patogiau, nes nenorėjau vargintis, nes kažkas kitas pasisiūlė perimti iš manęs mano pareigas, atsakomybės, įsipareigojimus. Ir vis dar jos yra pas kažką kitą. Vis dar tos atsakomybės priklauso kažkam kitam. Ir kartu mano energija, mano stiprybė irgi priklauso kažkam kitam. Ir jei taip, tuomet atėjo laikas susigrąžinti savo energiją ir savo jėgas. Ištark šios žodžius mintyse arba garsiai, kaip tau patogiau. Susigrąžinu visą savo atsakomybę už savo gyvenimą ir savo kelią. Jei kažkur yra mano energija, kurią aš sąmoningai arba nesąmoningai perleidau, kaip atsakomybė kitiems žmonėms, dabar grąžinu ją savo. Mintimis arba vizualiai pajusk, kaip tavo aura tampa magnetu ir pradeda traukti iš kitų žmonių erdvės, net nesvarbu iš ko konkrečiai, tas energijas, kurių tu sąmoningai ar nesąmoningai atsikratei, perleisdamas savo atsakomybę, savo užduotis, savo įsipareigojimus kitiems. Nes tau tuomet tai buvo per sunku, nes tu nenorėjai vargintis, gaišinti savo laiko, nes taip tau buvo patogiau, tiesiog patogiau. Įkvėpk. Ir įkvėpdamas stebėk energijos susigrąžinimo procesą ir dinamiką. Su kiekvienu įkvėpimu stebėk, ar sugrįžta daugiau, nei buvo atiduota, ar mažiau, ar vienodai. Sugrįžtančios energijos yra visiškai saugios. Praeidamos per tavo auros išorinį apvalkalą, tarsi kaip per auksinį filtrą, šios energijos yra išvalomos ir sugrąžinamos tau etaloninės kokybės. Ir jos sugrąžinamos ir integruojamos būtent ten, iš kur ir buvo paimtos, perleistos, atiduotos. Stebėk šį procesą, kol jis vyksta. Kol susigrąžinamos savo jėgos, sava energija ir atsakomybė už savo gyvenimą. Stebėk šį procesą, tol, kol jis vyksta. Dabar ir vėl pajusk arba įsivaizduok tą nešulį ant nugaros, ant pečių, ant sprando. Išbandyk jį dabar. Pažiūrėk, pajusk, ar patogus jis ant nugaros. Įvertink, ar lengviau bus jį nešti. Dabar tu esi visiškai atsakingas už savo gyvenimą. Dabar esi visiškai laisvas nuo atsakomybių už kitus žmonės. Sava atsakomybė, kai lieka tik sava, jau nebesuvokiama kaip našta. Ji suvokiama kaip malonus, patogus nešulys kuprinė. Tai tavo atsakomybės našta. Ji nedaro tau spaudimo, neapsunkina tavo kelio. Dabar pajusk tą ypatingą jausmą, ką reiškia nešti tik savo asmeninę naštą. Tik savo užduotis, kurias iš tikrųjų turi. Ta energijos kiekį, kuris yra tik tavo. Kaip dabar atrodo šis krepšys, arba kuprinė, arba nešulys? Kiek pasikeitė jo svoris, dydis ir forma? Stebėk, kas vyksta kūne, kaip jis jaučiasi, kaip jaučiasi pečiai, nugara, ar juose yra įtampa, koks yra kvėpavimas. Pajusk savęs vientisumą,
ir įsimink šią visiško vientisumo būseną. Įsidėmėk šią naują būseną, kuri šiuo metu atsiliepia tavo kūne. Mūsų kūnas tai pagrindinis emocinės ir mentalinės būsenos rodiklis. Kokia tavo kūno savijauta dabar? Kokie vizualiniai vaizdiniai? Įsimink šią būseną kaip etaloninės atskaitos orientyrą. Būseną nešti tik savo naštą, jausti tik savo asmeninę atsakomybę, spręsti tik asmeninės užduotis, sąmoningai prisimti atsakomybę tik už savo kelią ir už nieko daugiau, eiti savo keliu ir tarsi išbandę savo atsakomybę dabar pajusk ir pažiūrėk, kaip kelias pirmyn tarsi skleidžiasi po tavo kojomis, toks platus, šviesus, švarus. Giliai įkvėpk ir pilnai iškvėpk. Įkvėpdamas ir iškvėpdamas, tu tarsi leidi savo eiti šiuo keliu lengviau, sklandžiau, lydimas malonių pojūčių, su didesniu džiaugsmu ir laime. Giliai ir ramiai įkvėpk iš žemės ir iškvėpk į žemę, kad įsižemintum. Pajusk ryšį su kūnu. Švelniai grąžink dėmesį į buvimą dabarties akimirkoje, į savo kūno padėtį. Ir jei jau esi pasiruošęs, švelniai ir atsargiai sugrįžk iš meditacijos. Padėkok savo už šį darbą. Padėkok savo aukštesniesiems aspektams ir energijoms, kurios lydėjo šios meditacijos metu už pagalbą. Kai būsi pasiruošęs, gali atsimerkti, pajudinti kojas, rankas, pasirąžyti, atsigerti vandens. Gali užsirašyti savo pojūčius, kad galėtum palyginti realiame gyvenime. Ir suteik savo 3-5 dienas, o gal ir šiek tiek ilgiau, kad šie pokyčiai integruotųsi tavo energetinėje struktūroje ir sąmonėje. O aš linkiu tau eiti savo keliu lengvai, džiaugsmingai, harmoningai.